Sveiki! Šiandien aš noriu papasakoti apie vieną lietuviškų pasakų personažą Aitvarą. Jis man visada buvo pažįstamas nepažįstamasis. Pirmą kartą apie Aitvarą aš sužinojau iš vaikų knygos, kai mano dukra buvo maža. Ten buvo labai juokinga vieta. Tėvas norėjo pasidaryti muilinę iš aukso, kurį atneša Aitvaras, nes medinis greitai sulūžo. Iš pradžio Aitvaras man atrodė kaip senas, galingas, griežtas mitinis gyvis, tarsi lietuviškas Vasiliskas. Bet knygoje jis buvo lengvas, beveik linksmas. Ta dviprasmybė mane sudomino. Vėliau aš perskaičiau pasakų rinkinį, kuriame buvo daug istorijų apie Aitvarų. Ir tada aš supratau, kad jis yra daug sudėtingesnis ir daug gražesnis. Aitvaras yra visada šalia žmonių. Dažnai jis lieka nematomas. Aitvaras galingas, bet kartu ir trapus. Kartais jis atrodo tik kaip žarija ir nuo žmogaus priklauso, ar jis liks. Daugelyje pasakų jis padeda žmonėms. Kartais jis elgiasi kaip angela, griežtas, bet teisingas. Tačiau jo pagalba nėra už kažką. Jis padeda tiems, kurie yra protingi, drąsūs, dosnūs, atsakingi ir moka planuoti savo žingsnius. Aitvaras neišvaduoja, jis duoda galimybę, jis duoda viltį tiems, kurie beveik nebeturi viltį. Pasakose žmogaus praeitis dažnai svarbi, bet Aitvarui svarbiausia, ką žmogus daro dabar ir kaip elgsis ateityje. Man atrodė, kad Aitvaras nėra teisėjas, jis yra likimas, kurį žmogus kuria pats. Tai viskas, ką norėjau papasakoti šiandien. Ačiū, iki pasimatymo.